Hei, sveiki visi! Šiandien noriu Jums parodyti efektyvę riebalų deginimo treniruotę, labiau skirtą pilvo riebaliukams deginti. Visiems tai labai aktualu, nes vasara ateina jau, artėja, reikia ruoštis dabar. Taigi, kaip matėte, pradėjau 1 minutę šokinėjom su virvutė. Visi mokam šokinėti su virvutė, taip kad nėra problemų, labai lengvas pratimas. Toliau sekantis pratimas 30 sekundžių dviratis. Kaip matot, priešingą koją su priešinga alkūne susiliečiam, vieną koją tiesiai, kitą sulenkiam ir taip kartuojam 30 sekundžių. Nebūtina tai daryti greitai, svarbiausia, kad būtų efektyviai, kad pajaustumėte. Po to tiesiog išsitęsiam, ištempiam pilvo presą, jokio poilsio, sukamės ir darom 15, 10, 1, 2, 3, kiek galite atsispaudimų. Čia yra mano irgi silpnoji vieta turbūt, bet aš stengiuosi, kiek įmanoma darau, nes tai labai geras pratimas. Dirba beveik visi kūno raumenys. Rankos, pečiai, krūtinė, pilvo presas įtemptas, kojos, ištvermė. Kam nepavyksta nei vieno padaryti, tiesiog darykite nuo kelienų, pradėkite, kaip dabar rodau. Nugara turi būti tiesi. Bandykit nors vieną padaryti, tikrai. Aš anksčiau nei vieno nepadarydavau. Taigi, vėl išsitęsiame. Darom kobrą. Vadinamą tempimo pratimą. Toliau keičiame poziciją, jokio poilsio. Darome 30 Russian twist vadinasi tas pratimas. Taigi, užpakaliukas ant žemės, kojos iškeltos, sukryžiuotos. Ir pasiimam svorį. Belia kokį turit, galite svorį daryti, kam sunku. Taigi ir tiesiog sukinėjamės iš vienos pusės į kitą pusę. Sekantis pratimas, iškart gulamės ant nugaros, keliam dubenį į viršų, nuleidžiam kojas į apačią, stengiamės nesiūbuoti, koncentruojamės į preso stangrinimą, pilvas tiesiog turi būti prispaustas prie pat nugaros. Nesustojam, liekam 30 sekundžių. Jeigu po šitos treniruotės nei vienas prakaito lašas nenukris, vadinasi, kažką darėt ne taip. Dar keletas, dar. Taigi vėl išsitęsiam. Pasitempiam. Taip, ir nemalonioji dalis, taip, šuoliukai į viršų, pritupiam ir šokam. Pritupiam, paliečiam rankom žemę ir šokam į viršų. Labai efektyvus irgi šitas kardio pratimas. Labai degina riebaliukus. Nėra pats mano mėgstamiausias irgi. Bet stengiamės, darom kaip išeina. Taip pat darom 30 sekundžių. Toliau būnam plank pozicijoje. Ir tai vadinasi spider plankas. Kai su kelienu paliečiam alkūnę. Ir tai darom 10 su viena koja, 10 su kita. Turėtų jau būti šiek tiek sunku darytis, bet nieko, judam toliau. Dabar keliam kojas, vieną koją į viršų, kitą lieka ant žemės, aišku. Pilvo presas įtrauktas. Ir taip pat 10 kartų su viena koja, 10 kartų su kita koja. Dar 1, 2. Taigi, ir taip pabūnam dar 10 sekundžių. Tai va, o kodėl aš taip siūlau daryti, reikia miksuoti būtinai ir kardio pratimą, ir kažkokią tai preso pratimą, nes taip yra efektingiau. Deginasi riebalai ir tuo pačiu formuojasi raumenukai. Taigi po viso to mes būtinai prasitampom. Darom kobra stretchingą irgi.
Labai gerai įsitempia pilvo raumenis. Taigi ir tai atliekame sekantį 2-3 raundus, kiek jums išeina. Kuo daugiau, tuo geriau. Tuo efektyviau. Taigi tikiuosi, kad jums patiko. Jeigu patiko, paspauskit like, subscribinkit ir pamatysit gal daugiau video ateityje. Ačiū, kad žiūrėjot. Ate.